Ar žinai, kas yra KGB? Kai išgirsti šitas tris raides, greičiausiai į galvą ateina sistema arba struktūra, kuri turėjo tam tikrą tikslą, o mano klausimas, kas yra KGB mūsų gyvenimuose šiandien? KGB tai yra kaltė, gėda ir baimė, ir tai yra trys dalykai, kurie blokuoja mūsų energiją. Kai mūsų energija užblokuota, mes atsiskiriam nuo savo šaltinio, mes atsiskiriam nuo savo aukštesnio aš, mes nutolstame nuo savo tikrojo sielos kelio ir nuo savo autentiško gyvenimo būdo. Ir jeigu nori transformacijos ar pokyčio savo gyvenime, pirmiausia, ką turi padaryti, pasitikrinti, ar neini koja iš kojos, koja kojon su kalte, gėda ir baime. Ir jeigu taip, pirmas dalykas, ką turi daryti, atsisveikinti su šiom energijom iš savo gyvenimo. Jeigu bijai, daryk kartu su baime. Jeigu jau tik kaltę arba gėdą, išeik iš savo vaikystės ar tėvų ar protėvių perduotų tau programų. Nustok kaltinti save, nustok kaltinti kitus, dėl to, kad galbūt kažkas tau nesiseka tavo gyvenime, arba kažkas nevyksta taip, kaip tu norėtum, kad vyktų. Ir imkis veiksmų tam, kad pildytum savo svajones, kad darytum tai, ką nori daryti, kad kurtum tai, ką nori sukurti. KGB kaip struktūros tikslas ir buvo sukelti žmonėms šiuos jausmus. Tam, kad jie būtų kontroliuojami, kad jie būtų valdomi ir kad jie būtų paveikūs sistemai.